Sveiki, dabar norėsiu pademonstruoti, kaip reikia tirti alkūnės priekinę sritį. Pradėti reikėtų nuo žasto kažkur vidurinės pačios dalies ir, kaip matot, uždedu daviklį grynai tokiai horizontalioj padėty. Ir matau štai visas raumenynas, atskiros raumeninės galvos, tačiau mūsų orientyras yra žastikaulis, štai kaulinis pats paviršius. Ir aš po truputį keliauju su davikliu distalin, kol kas nekreipiu dėmesio į aplinkines raumeninės struktūras. Ir kaip matot, paciento tiesiog ranka yra laisvai kabanti ranka, bet aš vis tiek gan stipriai bandau prilaikyti už riešą. Koncentruokimės mes dabar į žastikaulį ir po truputį keliaujame, dar kartą sakau, distalin, po truputį. Ir aš dabar matau, kaip žastikaulio distalinė dalis, jinai po truputį platėja, kol aš pasiekiu pačią plačiausią štai žastikaulio dalį. Ir štai čia aš sustoju. Štaigi mes turime žastikaulio pati distalinė dalis ir mes matome štai šitą hipoechogenišką ruoželį, tai yra būtent jau kremzlinis sluoksnis, kuris iškloja žastikaulį. Čia bus pats geriausias mūsų orientyras susipažinti su aplinkinėmis struktūromis. Taigi mes matome žastikaulio distalinį dalis ir viršiosios mes matome masyvų raumenį, kuris čia išsidėsto grynai centrinėje dalyje, tai yra būtent muskulius brachialis, žastinis raumuo. Taip pat aplink šitą žastinį raumenį mes matome ir kitas aplinkinės struktūras. Taigi, jeigu aš keliausiu po truputį į medialinę pusę, aš matau iš medialinės pusės, tai yra pronator teres raumuo, raumeniniai pilveliai, o tarp pronator teres ir žastinio raumens mes matome tokią fibrozinę pertvarėlę, kuriame išsidėsto štai nervinė struktūra, tai yra mūsų vidurinis pats nervas. Jeigu aš keliausiu dabar į lateralinę pusę, dar kartą mūsų štai brachialis raumuo ir aš dabar keliauju į lateralinę pusę, irgi matau mūsų brachialis lateralinį kraštą, matom irgi tokią fibrozinę pertvarėlę, kuriame matosi kitos nervinės struktūros, tai yra mūsų štai grynai stipininis nervas ir jeigu aš keliausiu dar lateralin, matau mūsų raumenį brachioradialis raumuo. Taigi visada, jeigu tik tais kažkur pasiklysite alkūnėje, stenkitės grįžti į mūsų tokį pradinę padėtį, kur mes ir matome visas šitas gražias anatominės struktūras. Tai yra žastikaulio distalinė dalis, brachialis, vidurinis nervas, pronator teres, stipininis nervas ir brachioradialis. Ką dar galima įvertinti alkūnės priekinėme paviršiuje, aišku, giliau esančius sąnarinius pačius tarpus ir sąnariukus. Dabar jeigu mes čia matome žastikaulio distalinė dalis ir jeigu aš po truputį keliauju distalin, štai šitoj vietoj aš matau išledančią jau alkūnkaulį. Jeigu dar keliauju distalin, iš lateralinės pusės aš matau išledančią stipinkaulio pačią galvutę. Dabar jeigu aš keliauju ir į tokią medialinį pačioj srityje, štai tokioj vis dar daviklis mano skersinė pačioj plokštumoj, žastikaulis, alkūnkaulis, bet jeigu aš pasuku daviklį štai į tokią sagitalinę pačią plokštumą, aš tada matau mūsų žastikaulio distalinę dalį, matau vainikinę ataugą alkūnkaulio ir mūsų humero ulnarinį sąnarinį tarpą. Taigi galima štai įvertinti sagitalinį pačioj plokštumoje. Grįžtu atgal į skersinę plokštumą ir dabar aš išsidėstau labiau lateraliau, tai yra mūsų štai žastikaulio distalinė dalis ir aš jeigu keliauju distalin, štai aš pereinu ant stipinkaulio galvutės, čia mūsų vis dar skersinė pati plokštuma, aš tada pasuku daviklį į sagitalinę plokštumą ir čia aš matau štai žastikaulio distalinė dalis, stipinkaulio proksimalinė dalis, būtent stipinkaulio pati galvutė išklota štai kremzliniu sluoksniu, aukščiau mes matom štai žiedinį raištį ir dar proksimalinę dalį išklojantis supinatorius. Ir grįžtu atgal. Taip pat nereikėtų mums pamiršti
šiek tiek grįžtant atgal, jeigu mes štai turime žastikaulių distalinę dalį, šiek tiek grįžtu atgal ir matau štai tokio heterogeninio tankio sankaupą, tai yra būtent alkūnės sąnario priekinės pačios kišenės. Ir dabar tiesiog, jeigu mes ištiesime sąnarį per alkūnę pačią, mes aiškiai matome būtent alkūnės sąnario pačią priekinę kišenę ir jeigu būtų skysčio, tai jisai kauptųsi būtent palei pat kaulą štai šitoj vietoje ir matytume, kaip šita kapsulė yra atkelta. Taigi čia būtent vieta, kur ties stipinkaulio pačia galvute, bet jeigu važiuojame į medialinę pusę, mes matome irgi tokią gilesnę duobę, priekinę kišenę, kur irgi gali būti skysčio. Tai skysčio galime įvertinti ir skersiniai plokštumoj, ir tokioj sagitaliniai pačioj plokštumoj. Ir galiausiai, kas dar priekiniai srity mums svarbu įvertinti, tai yra dar viena struktūra, tokia paviršinė struktūra. Štai, jeigu mes keliausime dabar po truputį proksimalin, grįžtam dar mūsų prie žastikaulio ir mes matome du savotiškai atskirus raumenis, tai yra mūsų dvigalvio žasto raumuo ir giliau mūsų žastinis pats raumuo. Kaip atskirti šitos du raumenis vieną nuo kito, labai padeda smulki, bet labai svarbi anatominė struktūra. Ja aš dabar rodau štai su rodyklė, tai yra mūsų muskulių kutanijos nervas. Pavažinėdami aukštyn žemyn, mes matome, kaip šitas nervas keliauja plokštumoje, riboje tarp dvigalvio žasto ir brachialis. Ir tas mums padeda atskirti šitos du raumenis vieną nuo kito. Taigi dabar keliaukime mes palei dvigalvio žasto ne ilgąją, o distalinę pačią sausgyslę. Matome, kaip jinai formuojasi. Keliaujam po truputį štai distalin ir štai šitoj vietoje, šitoj projekcijai aš matau tokią hipoechogenišką pačią sausgyslę. Galiu pasistengti adaptuotis, jinai čia šiek tiek nenori pašviesėti. Keliaujam palei sausgyslę distalin, ištiesiam per alkūnę. Štai vertinu pačią sausgyslę, matau, kai jinai po truputį leidžiasi į apačią, stengiuosi jos aš nepamesti. Matau vis dar hipoechogenišką ir kaip jinai štai aiškiai prisitvirtina prie mūsų stipinkaulio šiurkštumos. Grįžtu po truputį atgal ir aš aiškiai galiu įvertinti mūsų štai distalinę sausgyslę tokiai skersiniai pačioj plokštumoje. Bet kaip matot, aš turiu šiek tiek adaptuotis su davikliu prie josios pačios eigos, nes yra aplinkinės struktūros, kurios meta šešėlius ir įvertinti sausgyslę ne visada taip paprasta. Yra kiti būdai, kaip įvertinti sausgyslę, ne tokioj skersiniai pačioj plokštumoje, bet ir tokioj išilginiai plokštumoje. Kai mes tik tais pamatom sausgyslę skersai, mes tada sukame daviklį, stengdamiesi nepamesti pačios sausgyslės ir įvertinti sausgyslę štai išilgai. Pats geriausias, aiškiausias vertinimas, tai yra vadinamas toksai medialinis arba vidinis priėjimas prie pačios sausgyslės. Ką reikia daryti, tai yra tiesiog pasukti daviklį į tokią medialinę pusę ir dar jį įstrižai išdėstyti, kad būtent daviklio distalinis galas būtų labiau į lateralinę pusę. Ir stengtis įvertinti pačią distalinę sausgyslę. Kaip mes ją čia matom, jinai štai aš toj susistabdau ir matau mūsų distalinę sausgyslę. Jinai, kaip matome, šiek tiek tokia vingiuota, nėra jinai pilnai įsitempusi ir todėl vienoje vietoje jinai matosi tokia tamsesnė zona, kitoje vietoje šviesesnė, vėl tamsesnė ir taip toliau. Tai vadinama, dar kartą kartoju, grįžtu atgal skersinį plokštumą, štai pereinu su davikliu ir vertinu štai tokioj išilginiai plokštumoje, to vadinamo medialiniu pačiu priėjimu. Dar vienas priėjimas, kad galima įvertinti irgi sausgyslę, tokiu atveju reikia jau mums sulenkti per alkūnę 90 laipsnių kampu ir tiesiog su davikliu susirasti štai centre mūsų stipinkaulį ir po truputį keliaujame mes proksimalin, tol, kol mes štai gilumoj sutiksime irgi štai tokią gulinčią, tokią horizontalią pačią struktūrą. Nusileiskime mes fokusą žemyn. Čia irgi yra mūsų distalinė pati sausgyslė, tik tais čia mes jau lateraliai savotiškai prie jos priėjome. Galime atlikti supinaciją, pronaciją, įvertinti
pačios štai sausgyslės vientisumą ir aiškiai, ne taip kiek aiškiai, bet matyti josios pačią eigą ir jeigu mums pavyks pamatyti ir prisitvirtinimą prie šiurkštumos. Bet čia dar vienas priėjimas, kaip įvertinti pačią sausgyslę. Tai tiek iš vertinimo iš alkūnės priekinės srities ultragarsinio tyrimo.